Darydama tvarką, radau tokią gražią skiautę. Čia kažkada tai piešiau tekstiliniais dažais, taigi nutariau pagaminti tokią mažą kosmetinę. Taigi, ko mums reikės? Tai 2 gabalėlių tokių vienodo audinio, užtrauktuko, juostelės ir kantavimo juostelė. Parodysiu eiliškumą. Taip, kad mūsų kosmetinė būtų standesnė, panaudosime tose klijuotę. Tokia klijinis audinys. Ją truputėlį sustandinsim. Dedam klijukais į apačią ir mūsų draugas yra lygintuvas. Žinoma, kaip mes be jo. Ir tiesiog gražiai prikibdam. Taip, kad mūsų vidus nebūtų toks tamsus, įdėsim pamušaliuką. Pamušaliuką atsikerpam lygiai tokio pat dydžio kaip ir viršus, nei didesnį, nei mažesnį, toks koks yra. Ir juos, kad nepabėgtų vienas nuo kito, tiesiog sujungsim su mašina. Ką noriu pasakyti, kad čia, ką mes darysim šitą kosmetinę, mums mėtymo mašina, overlokas nebus reikalingas, mes apdirbsim siūles ir apsėsime ir be jo. Mes tiesiog dedam vieną su kitu ir susisiuvam. Susisiuvam, pralyginam ir vieną pusę lygintuvas mūsų draugas. Kuo dažniau naudosit lygintuvą, tuo jūsų gaminukai bus gražesni. Tai va, susisiuvom ir vieną ir antrą pusę, sudubliavom, dabar yra ir pamušalai. Dabar tai, kadangi mes neturim overloko, ar ne, ir imu užtrauktuką. Užtrauktukas yra atitinka mano kosmetinės dydį. Tai tiesiog užtrauktuką dedu po apačią, matot ar ne, mums pasislėps šitas siūlytė, mūsų atvira siūlė lieka viršui. Ką mes padarysim? Mes ją tiesiog uždėsim, dekoratyvinę juostelę uždengsim ir prisiūsim šitą užtrauktuką ir pakavosim tai, ko mums nereikia. Atsikerpu 2 juostelės, va tokius. Man tiesiog ta juostelė patiko, aš ją ir pasirinkau. Kaip ir sakau, dedam užtrauktuką. Aš nedaikstau, jūs galite užfiksuoti, galbūt adatėlę kokią ar tiesiog prisidaikstyti. Ir dabar per tą atvirą kraštą prisisiuvu pirmą užtrauktuką. Laikom, kad mūsų užtrauktuką iš vienos ir kitos pusės laikom, kad jis mums nesusigarbanotų. Iš abiejų pusių visada tvirtai įsikibę laikom audinį. Va, užfiksavom vieną pusę. Matot, va, kaip gražiai gavosi. Dabar kitą pusę. Siūliukai apsikirpkit, kad jų nelandžiotų be reikalo. Kad būtų jūsų kosmetinė gražia. Prisisiuvam ir antrą pusę, tvirtai laikom iš abiejų pusių, kad mūsų siūlė būtų gražia ir tampri. Taip. Turim. Dabar dėsim šitą nuostabią dekoratyvinę juostelę. Ir bandysim prisiūti dabar arčiau užtrauktuko tiek, kiek mums leidžia prieiti mūsų kojelę. Turiu omeny kojelę, žinokit, yra toks dalykas. Yra tokios specialios kojelės, kurios yra
Matot, tokios siauresnės, ją galima pasikeisti, kad prie užtrauktuko galėtumėm arčiau prieiti, tiesiog bus dailesnis mūsų, dailesnė tokia apdaila, bet jeigu neturit, tai nieko tokio, tiesiog dėkit toliau ir viskas gaus. Na, aš jau siūlau dekoratyvinę juostelę. Kai prieinam pačią pabaigą, atitraukiam užtrauktuko galvutę, kad jį mums netrukdytų. Ir tiesiog gražiai nusivom iki pabaigos. Taip, vieną pusę mums jau gavosi. Dabar siūsim kitą juostelės pusę. Lėtai, niekur neskubam, visas gyvenimas prieš akis. Pats malonumas yra procesas. Procesas, stebim, kaip gimsta mūsų mažas gyvenimas. Olia, vieną pusę jau prisivom. Matot, kaip gražiai. Juodas audinys gal truputėlį prašiau matosi. Pasakyti, šiandieną mūsų ne. Žiūriu, kaip čia man atrodo. Nu, gal taip aiškiau. Nu, va. Vieną pusę jau prisivau, dabar siūsim kitą. Na, va, aš jau prisivau juostelę ir vienoje ir kitoje pusėje. Galima buvo pasirinkti ir kitą būdą prisivimo, bet aš pasirinkau būtent tokį, gal tai paprasčiau, jums būtų drąsiau pradėti. Nu, va. Toliau bandysim. Taip, dabar mes ją lenksim ir susiūsim šitaip iš vidaus, bet prieš susivant, kas yra svarbu? Pasižiūrėkit, ar viskas yra tikslu, ar kampai yra tikslus, ar nėra kažkur kažkoks išlindęs ir taip toliau. Tam yra liniuotė. Jeigu atrodo, kad kažkur nelabai tikslu, tiesiog dedat, nusibrėžėt ir nusikerpat tikslę lygią liniją. Tikslumas tai bus tik į naudą. Taigi, mes pasižiūrėjom, pas mus viskas tvarkoja. Tai dabar gražiai, tam, kad neužsisiūtumėm taip, kad nebegalėsim atsitraukti rankinį, tos mūsų kosmetinės, užtrauktuką atitraukim, nes mums ją reikės išversti. Ir pirmin. Aš jau apsiuvau. Tai dabar tiesiog apsikerpu siūlytes, kad būtų visos lygios. 0,5 centimetro. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad mes ją iš vidaus apkantuosim. Kad mūsų vidinė pusė kosmetinės būtų graži. Aš kerpu taip, kaip sako, iš akies, bet turėkite omeny, kad jeigu jums reikia tikslumo, tam yra liniuotė ir kreidutė, galite nusibrėžti, kad būtų va ta siūlytė lygiai dabar 0,5 centimetro liko, ar ne? Tam, kad mes jau galėtumėm pasidžiaugti, kaip jie atrodo, išsiverskim į kitą pusę. Pažiūrėkim, ar mums gražiai visi galai čia sueina, kaip čia mums pavyko susiūti. Žiūrim, pasižiūrėkim, kaip čia atrodo viskas. O, aš manau, kad puikiai. Matot, kaip gražiai mūsų žydinti gėlytę gausis. Tai kaip jau ir turim džiaugsmą. Nuverčiam atgal. Pasidžiaugiam. Ar dabar, kad kosmetinė mūsų visgi būtų graži dovanėlė sau ar artimajam, neturi reikšmės, kam jūs ją padarysit. Imsim kantavimo juostelę. Yra tokia kantavimo juostelė, matot, ar ne?
galimybių yra pirkti, ją galima ir pasidaryti pačiam iš įstrižo audinio, jeigu neturit tiesiog lygintuvų, pasigaminti juostelę. Tai va, mes dabar apkantuosim, siūsim iš vienos pusės ir padarysim tokią gražią, tai parodysiu bent jau, kaip čia galėtų atrodyti iš anksto, pasidžiaugim, ar ne, truputėlį, kaip bus vidus mūsų. Taip, dedu kantavimo juostelę truputį ilgesnę padarau ir aš ją prisisiūsiu iš vidaus, kad tai bus lengviau ją tiksliai apkantuoti lengviau bus iš tikrųjų. Jis dailiau gausis, aš ją prisisiuvu taip dailiai iš vidaus, stengiuosi siūti, pataikyti į tą pačią siūlę, apačioje ar nestebim savo dygsnį, kuris yra gražiai prisiuvam iki kampo. Taip, bus matas. Sukam juostelę. Dabar aiškiau bus. Ir tiesiog siūlame. Taip pat stabdom mašiną, sukam, pasukam savo kantavimo juostelę ir siūlome toliau. Iš pirmo karto, jeigu ir nepavyks dailiai apkantuoti, nenusiminkit. Jūsų pirmas gaminys pats šilčiausias, pats jaukiausias. Aš prisisiuvu juostelę iš vienos pusės. Iš vienos pusės mes ją dabar užversim ir prisiūsim, pažiūrim, kaip kamputis apsilenkia, mūsų dailiai, matom. Puikiai gavosi. Puikiai. Tai mūsų siūlė ir mes ją dailiai užlenksim ir dabar siūsim iš šitos pusės. Taip. Šito galo galite dabar nelankstyti, mes jį paskui užtvirtinsim, užlenksim ir užtvirtinsim. Dabar galim tiesiog jį taip dailiai nusisiūti iki pat viršaus lygiai. Kaip jau ir aiškinau, mes dabar kantuojam ir šitą galiuką, mes pradėsim nuo pat pradžios. Tiesiog bus gražus. Įsmeigiam adatą pirmą, kad nepabėgtų, taip, laikom už siūlo, nes šitokios plonybės, kurios duoda tokį grožį, švarą ir tvarką. Taip, laikom už siūlo, pagavom, viskas ir judam. Apkantavom, mūsų metinės vidus bus gražus ir tvarkingas, ar ne? Jeigu turit savo logotipą, galim įsiūti čia, aš pamiršau jį, tuoj. Prisiminkit viskas, kas pagaminta su meile, šviečia būtent jūsų širdies šiluma. Tai būtent tai, ką jūs įdėsite, tas ir bus. Čia tas logotipas nėra tiek svarbus, kiek jūsų meilė tam rankdarbiui. Tai dabar žiūrėkit, šitą galiuką aš dailiai užlenkiu ir dar kartelį užlenkiu ir tiesiog prisiūsiu mašiną. Galima prisiūti ir rankomis dailiai. Tiesiog užtvirtinsim dar tą galiuką, tokią smulkmeną, bet
kai išversim rankinę, šitą kosmetinę, pamatysit, kaip gražiai gausis viskas. Tai va, nukerpam siūliuką paskutinį ir žiūrėkit, pats džiaugsmingiausias momentas. Ir pasižiūrim, kas gausis. Nu, kovas įkvepia mane žydėti. Šitą graži mandala, kurią kažkada tai piešiau vasarą, tiesiog buvo tokia nuotaika, ilgai gulėjo lentynėliai ir dabar pražydo pas mane ant darbo stalo. Žiūrėkit, kaip gavosi gražiai. Va, mūsų tas kraštas, ar ne, o ta atvira ta siūlytė, kur buvo, mes ją apkantavom. Ir valia, tai yra jūsų dovana. Aišku, savo, tos, kurios pradėsit siūti, tai bus dovana jums, o šį kartą aš šio pirmadienio pamokėlę padariau jum dovanėlę, mažą tokią, žydinčią. Tegu žydė jūsų širdies gėlės, tegu šildo pasaulį, džiugina jūs ir džiugina jūsų artimuosius. Iki sekančio.